vienuoliai ir vienuolės, brangus tikintieji. Šiandien katalikiškasis pasaulis su džiaugsmu mini šventąjį apaštalą Tomą, kuris mums rodo tikėjimo pavyzdį, nors ir ne kartą mūsų gyvenimo kelionėje tenka suabejoti, tačiau Viešpats mus veda tikruoju ištikimybės keliu ir su Tomu mes šiandien galime drąsiai pasakyti: mano Viešpats ir mano Dievas. Viešpats mus pašaukė, Jis pakvietė mus eiti apaštalavimo keliu. Ne jūs mane išsirinkote, sako Kristus, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų. Todėl eiti apaštalavimo keliu yra didžiausia laimė žmogaus gyvenime, nes mes keliaujame tuo keliu, kurį nurodo Kristus sakydamas: aš esu jūsų kelias, eikite juo. Aš esu tiesa, vadovaukitės ją. Aš esu gyvenimas, gyvenkite visavertį gyvenimą, pilną tiesos, meilės, šventumo ir tikrojo džiaugsmo. Ir šitoje kelionėje mes negalime darbuotis pusę etato. Mes negalime darbuotis pusę širdimi. Mes visą širdimi turime atsiduoti. Nes Jonas Paulius II, mūsų popiežius, jau dabar šventasis, sakė: visas esu tavo, o Marija. Jis visą save atidavė per Mariją Dievui, kad galėtų visiškai pasišvęsti šitai nepaprastai misijai, taikos, meilės, gerumo ir ištikimybės misijai. O motina Teresė iš Kalkutos sakydavo: jeigu sesuo vienuolė yra tą dieną nuliūdusi, ar blogos nuotaikos, ar pikta, ji negali išeiti gatvę, ji negali apaštalauti, nes tikintis žmogus turi spindėti meilę, ištikimybę ir tikruoju džiaugsmu, nes Viešpats ateina į pasaulį, kad mes turėtume gyvenimo ir apsčiai jo turėtume dar daugiau. Jis ateina, kad mes turėtume džiaugsmo ir mūsų džiaugsmai nieko netruktų. Ir apaštalas Paulius sako: tie, kurie skleidžia linksmąją Evangelijos naujieną, yra džiaugsmo tarnai. Todėl mes, mėly broliai, tarnaukime Kristui su džiugia širdimi, pilni meilės ir pasiaukojimo dvasios. Ir šiandien, kada mes žvelgime į apaštalus, kurie ne kartą buvo nusivylę ir jų žvejonė buvo nesėkminga, Viešpats primena, kad reikia užmesti tinklus balsmui jo vardu. Ir mūsų kunigiškame gyvenime ne kartą būna sunkių valandų. Atrodo nesėkmės, galbūt kartais nusivylimas, apatija aplanko mus, matant, kaip kartais, ypatingai mažesnėse parapijose, nedaug žmonių susirenka. Tačiau nepamirškime, kad Viešpats mums sako: užmeskime savo gyvenimo tinklą Jėzaus vardu. Ir Jėzus duos gausų meilės vaisių tada, kai mes visiškai pasinersime į apaštalavimo darbą, užmiršę save. Kaip kad Jonas Krikštytojas sako: aš turiu mažėti, o Dievas, jo garbė, turi augti manyje, aplinkoje ir visame pasaulyje. Todėl mes visuomet jauskime savo silpnumą, kaip ir apaštalas Paulius, kad sakė: aš esu silpnas, tačiau esu galingas su Viešpačiu. Viską galiu tame, kuris mane stiprina, sako apaštalas Paulius. Todėl šitoje kelionėje mes visuomet būkime drąsūs ir tvirti,
Šiandien popiežius Pranciškus ragina šį mėnesį ypatingai atkreipti dėmesį į Eucharistijos šventimą. Eucharistijos šventimas yra mūsų gyvenimo centras. Ir čia mes semiamės stiprybės kasdienybės aukai. Tik paaukodami šventąją mišių auką pajuntame, kokie mes esame silpni. Tačiau su Viešpačiu, kurį mes kiekvieną dieną priimame į savo širdį, esame stiprus ir drąsus, nes Viešpats ne kartą mus ragina: drąsos, nebijokite, aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Ir kada mes žvelgiame į apaštalą Tomą, Viešpats jam sakė: įdėk savo pirštus į mano žaizdas. Mėly broliai kunigai, kada mes prisiliečiame prie žmonių žaizdų, ar tai klausyklos langelyje, ar kitais atvejais, visuomet sustiprėjame, nes mes prisiliečiame prie Viešpaties žaizdų. Kiekvienas sužeistas žemės keleivis tai yra Kristus, kuriam reikia parodyti meilės, gerumo ir ištikimybės. Kiekvienas žmogus šiandieną turi būti prikeltas naujam gyvenimui. Ir mūsų misija yra skleisti taiką, ramybę ir meilę tarp žmonių. Todėl mūsų širdyje turi įsiviešpatauti ramybės ir meilės dvasia. Ir su tokiu giliu tikėjimu eiti ir skelbti linksmąją ir gerąją Evangelijos naujieną. Šitoje kelionėje mes nepavargsime, nes visuomet mus stiprina tas, kuris ateina į mūsų širdį kaip gyvoji duona nužengus iš dangaus ir užtikrina: kas valgys šią duoną, gyvens amžinai. Brangus broliai seserys, dažnai stiprinkimės dangiškąją duoną nužengusią iš dangaus. O kunigas, kuris aukoja šventąją mišių auką, jums padovanoja naują gyvenimą, pilną tiesos, meilės, šventumo ir tikrojo džiaugsmo. Tad dažnai lankykime bažnyčią, dalyvaukime šventoje mišių aukoje ir priimkime šventąją komuniją. Tik susivieniję su Kristumi mes galėsime būti tvirti, nugalėti visus gyvenimo sunkumus ir drąsiai eiti per žemę tikėjimo ir meilės žingsniais. Žvelgdami į ostiją, šiandieną su poetu ištarkime: o dieviškoji ostija, o ryto saulė, o amžinų dienų šviesi versmė, tau